Garbė Jėzui Kristui, esu 10 klasės mokinys Džiugas Leinartas ir šiandieną jums pristatau trumpametražį filmą apie Vincentą Borisevičių. Šiame filme bus apklausiami 3 kunigai. Pirmasis iš jų bus Telšių katedros klebonas Vykintas Gudeliūnas. Jis mums papasakos apie vyskupo Vincento Borisevičiaus veiklą Telšių katedroje ir vyskupijoje. Antrasis kunigas Donatas Litvinas. Jis tyrė beatifikacijos bylą susijusią su Vincentu Borisevičiumi. Jis mums atskleis šios bylos ypatybės ir paslaptis, kokie procesai jau įvyko ir kokie dar bus. Trečiasis pašnekovas bus Telšių Švento Antano Padoviečio katedros kanauninkas Saulius Tamošaitis. Jis mums papasakos, kokiu principu yra auklėjami šio meto seminaristai Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Taigi, keliaukime kartu vyskupo Vincento Borisevičiaus taku. Pradėkime šį interviu. Manau, kad jo drąsa turėtų būti įkvėpimas mums visiems. Ir tai nėra tik kažkokie tušti žodžiai ar skambi frazė, o tie, kurie tik ir pasitiki viešpačiu Dievu, visada išlieka. Vyskupo Vincento Borisevičiaus palikimas gyvas ne tik istoriniuose liudijimuose, bet ir žmonėse, kurie šiandien tęsia jo misiją. Viena iš vietų, kur šis palikimas itin jaučiamas, Telšių vyskupija. Apie tai, kaip Vincentas Borisevičius prisidėjo prie šios bendruomenės dvasinio gyvenimo, kalba Telšių katedros klebonas, kunigas Vykintas Gudeliūnas. Kaip žinome, vyskupas Vincentas Borisevičius gimė Vilkaviškio rajone, nėra žemaitis. Jis atvyko drauge su vyskupu Justinu Staugaičiu, kuomet įsikūrė vyskupija Telšiuose 1926 metais. Vyskupas Justinas Staugaitis jį pasiskyrė kanclerio kurijoje Vincentą Borisevičių. Vėliau, kadangi vyskupas Justinas Staugaitis turėjo mintį įkurti kunigų seminariją, tai tuomet pirmuoju rektoriumi ir buvo vyskupas Vincentas Borisevičius. Žinoma, jis dar nebuvo tuomet vyskupu, bet kalbant iš šiandienos ar ne, kad jis buvo tik tai kunigas tuo metu, kuomet buvo paskirtas rektoriumi. Žinom, laikas, nežiūrint to, kad buvo nepriklausomos Lietuvos laikas, bet valdžia nelabai norėjo, kad būtų įkurta kunigų seminarija, nes galvojo, kaip čia dabar provincijoje, Telšiuose bus aukštoji mokykla ir panašiai. Bet jiems kartu su vyskupu Justinu Staugaičiu pasisekė tą projektą, sakytume, įgyvendinti, įkurti Telšių kunigų seminariją ir jis rektoriumi buvo iki 1940 metų, kuomet buvo nominuotas vyskupas Vincentas Borisevičius. Tai galim sakyti, kad jis turėjo didelį įnašą į Telšių vyskupiją, ypač kai reikėjo ruošti studentus tapti kunigais. Ir vyskupas Justinas Staugaitis, vadinasi, ypatingai pasitikėjo Vincentu Borisevičiu, jam patikėdamas, kad formuoti kunigus ateities. Kitas dalykas, kadangi Vincentas Borisevičius buvo ypatingai gabus, baigęs mokslus ir Fryburge, Šveicarijoje, dėstė moralinę ir pastoracinę teologiją seminarijoje, tai ypatingai turėjo didelį, sakyčiau, įnašą ir vyskupijos, ir studento gyvenime. Kuo Telšių katedra ir vyskupija šiandien prisideda prie Borisevičiaus atminimo ir beatifikacijos proceso palaikymo? Kadangi kuomet mirė vyskupas Justinas Staugaitis, Telšių vyskupu tapo vyskupas Vincentas Borisevičius.
Ir žinoma, jis buvo ypatingai rūpestingas ir vargstantiems, kreipė dėmesį į visus žmones, neskirstė juos pagal tautybę, pagal rasę arba kažkokį kitokį žvilgsnį. Jam buvo brangus kiekvienas žmogus, tai nusipelnė, sakytume, to pripažinimo būti iškeltas į altorių garbę. Kaip žinome, kad 1946 metais, lapkričio 18 dieną, po ilgų tardymų buvo nutarta jį sušaudyti. Ir kadangi jis nesutiko nei bendradarbiauti ir panašiai, o sovietų valdžia manė, kad jis yra kaip ir pavojingas jų valdžiai to laiko. Kai prisideda 2018 metais, buvo jau visa surinkta medžiaga ir išsiųsta į Vatikaną skaityti toliau kongregacijose apie jo gyvenimą. Tai yra daug surinkta medžiagos apie jo gyvenimą, liudijimų, kas dar pažinojo žmonės ir panašiai. Kaip mes prisidedam Telšių katedrą, mes, kaip žinome, kriptoje turime jo palaikus, kurie buvo atvežti 1999 metais rugsėjo mėnesį į Telšių katedrą ir žmonių yra lankomi. Esu ne kartą matęs, pavyzdžiui, kad nueina žmonės ir meldžiasi prie jo karsto. Taipogi mes kiekvieną kartą aukodami šventąsias mišias maldavimuose prašom, kad viešpats Dievas iškeltų jį į altoriaus garbę. Tai ta prasme, žmonės visi meldžiasi, kad jis būtų pripažintas, ta prasme, kad turėtų palaimintojo arba kankinio titulą. Ką jaunimas, ypač mokiniai, galėtų išmokti iš Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir jo tarnystės pavyzdžio? Manyčiau, kad tai yra mūsų kankiniai, mūsų istorija, ar ne, ir Borisevičius yra nukankintas už tikėjimo liudijimą. Čia galim drąsiai sakyti, kad jo pavyzdys yra kaip drąsaus, ryžtingo, energingo, ne tik kunigo, bet ir vyskupo, kuris sugeba ar ne, nepasiduoti, atsilaikyti, savo nuomonės laikytis tvirtai. Tai manyčiau, ypač šiandieniniams laikams ir jaunimo, ar ne, ir mums visiems yra svarbus jo būdas, ta prasme, drąsa, nepasiduoti įvairioms ideologijoms ar neieškoti kompromisų, bet tiesiog tvirtai laikytis savo tikėjimo, ko mums gal kartais gali trūkti. Ta prasme, tokio ryžtingumo ir drąsos, laikytis vertybių, ar ne, nepasiduoti, sakytume, tam moderniai laikysenai, kad viskas čia gerai. Kas kaip norim, tas tą darom, bet iš tiesų yra tas krikščioniškas gyvenimas, kuris yra paremtas vertybėmis. Ir kaip minėjau, jo drąsa, tikėjimo liudijimas, nebijojimas net ir nukentėti, net ir saugojant ar ne, slepiant žydus, kuomet buvo tas laikas ar ne, ta politika juos naikinti ir panašiai. Ir tai šiuo atveju, manau, kad jo drąsa turėtų būti įkvėpimas mums visiems. Kunigo Vykinto Gudeliūno žodžiai primena, kad Borisevičiaus pavyzdys aktualus ir šiandien, ypač jaunai kartai. Dėkoju Telšių katedros klebonui už pasidalintas įžvalgas ir gyvą liudijimą apie Vincento Borisevičiaus dvasinį palikimą. Viena iš mano misijų šiame metinėje projekte buvo ne tik gilintis į vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimą ir rengti interviu su kunigais, bet ir perduoti šias žinias jauniesiems mokiniams. Todėl parengiau pristatymą mūsų Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos 5-8 klasių mokiniams. Kviečiu pažvelgti į kelias šio susitikimo akimirkas.
Sveiki visi, esu 10 klasės mokinys Džiugas Leinartas ir kaip ir mokytojas sakė, vykdau metų projektinį darbą apie vyskupą Vincentą Borisevičių ir šiandien jums pristatysiu šią asmenybę. Tai Vincentas Borisevičius gimė 1887 metais, lapkričio 23 dieną Bibrininku kaime Šunskų parapijoje Vilkaviškio apskrityje. Jis augo ūkininko šeimoje, vaikystėje dirbo šeimos ūkyje. Šiuo pristatymu siekiau supažinti jaunąją kartą su Vincento Borisevičiaus asmenybe, žmogumi, kuris paaukojo savo gyvenimą dėl tiesos ir tikėjimo. Jis nebijojo nei šaltų kalėjimo sienų, nei budelių paniekos. Jo siekis buvo aiškus – laisva Lietuva, ištikimybė Dievui ir pareiga tėvynei. Tikiu, kad jo istorija gali tapti įkvėpimu kiekvienam iš mūsų drąsiai gyventi pagal dieviškąsias vertybės. Sovietų valdžia pradėjo riboti bažnyčios veiklą ir pradėjo persekioti dvasininkus, įskaitant ir Vincentą Borisevičių. Borisevičius kovojo už tikinčiųjų teisės, priešinosi represijoms, skelbė pamokslus ir drąsiai kovojo prieš sovietų represijas. O dabar žaisim kahutą, galite pasiimti savo telefonus ir pažiūrėsim, kaip jūs klausėtės. Po pristatymo mokiniai turėjo progą pasitikrinti, kiek įsiminė išgirstos informacijos. Jų laukia žinių protmūšis per Kahoot platformą. Šis žaidiminis formatas ne tik sustiprino žinias, bet ir sukūrė smagią bei aktyvią atmosferą. Geriausiai pasirodė mokiniai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis aukščiausių vertinimų 10. Džiaugiuosi, kad pristatymas virto ne tik edukacinė, bet ir įkvepiančia patirtimi, o protmūšis leido kiekvienam pasijusti svarbia šios istorijos dalimi. Vyskupas Vincentas Borisevičius savo gyvenimu liudijo ištikimybę tikėjimui, tėvynei ir artimui, net pačiomis sunkiausiamis aplinkybėmis. Jo dvasinis stiprumas ir pasiaukojimas yra įkvepiantis pavyzdys šiandienos bažnyčiai. Apie tai, kokios asmeninės savybės ir dorybės daro Borisevičių verta paskelbti palaimintuoju, kalbamės su kunigu Donatu Litvinu. Dievo tarnas, vyskupas Vincentas Borisevičius iš tikrųjų turi labai daug ir dorybių, ir teigiamų savybių, dėl kurių jis galėtų būti paskelbtas palaimintuoju. Mes puikiai žinome 3 dieviškas dorybės, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir šitos dorybės buvo Dievo tarno gyvenime. Jis jas tą tikrąją žodžio prasme praktikavo visų savo gyvenimu. Ypatingai mes žinome, kad Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius ypatingai mylėjo viešpatį Dievą. Ir iš viešpaties Dievo stemdavosi stiprybę savo gyvenimo kelionėje, o tai Dievas jam suteikdavo jėgų mylėti ir kiekvieną žmogų, kurį sutiko savo gyvenimo kelyje. Ir tai nėra tik kažkokie tušti žodžiai ir skambi frazė, bet Vincento Borisevičiaus gyvenimas rodo ir liudija, kad jis tikrai sugebėjo mylėti ir priimti kiekvieną žmogų, kurį sutiko gyvenimo kelyje. Pergyvendamas ir pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karus, jis sugebėjo rūpintis ir šelptis stokojančiais žmonėmis, neskirstydamas nei jokias politinės pažiūras, nei kažkokias skirtingas tautas. Visiems, kuriems reikėjo, jis stengiasi daryti gerą ir padėti, ir visa tai kilo iš tos meilės dorybės. Be visa ko puikiai suprantame, kad ypatingai svarbus yra Dievo tarno paskutiniai gyvenimo momentai, tai yra, kada jis buvo įkalintas kalėjime, kada jis buvo kankinamas, kada jis buvo žeminamas, kada jis buvo paniekinamas, ir galiausiai jis buvo nužudytas. Tai visa tai byloja, kad jis ypatingai turėjo labai stipres vilties ir tikėjimo dorybės. Jis neprarado vilties net ir pačiomis sunkiausiais momentais, nepalūžo, nepasidavė. Juo labiau yra liudijimai, kad jis netgi sugebėjo palaikyti, paskatinti ir savo bendro likimo brolius, kurie kalėjo vienoje kameroje, sakydamas, kad nenusiminkit, kad visos tas blogis, visos ideologijos sužlunga, praeina
o tie, kurie tiki ir pasitikė viešpačiu Dievu, visada išlieka. Ir ta tikėjimo dorybė, kuri tikrai buvo nepaprastai stipri ir svarbi Dievo tarno Vincento Borisevičiaus gyvenime, yra tai, kad jis nepaliovė tikėti ir pasitikėti viešpačiu Dievu iki pat paskutinio gyvenimo momento. Ir mes šiandieną esame liudytojai to, kad tas tikėjimas, taip vaizdžiai šnekant, atsiperka. Tos ideologijos, sovietinė, komunistinė ideologija žlugusi, praėjusi, gyvename Lietuvoje, nepriklausomoje valstybėje ir yra kalbama būtent apie Dievo tarną vyskupą Vincentą Borisevičių, kaip nepaprastai tikėjimo gražų pavyzdį mums visiems žmonėms. Kokia yra dabartinė Vincento Borisevičiaus beatifikacijos proceso stadija ir kokie žingsniai dar laukia? Kiekvieną kandidatą į palaimintuosius ir šventuosius yra užvedamos taip vadinamos bylos. Pirmiausia yra renkama informacija apie juos, įvairi dokumentacija, ką jie patys yra parašę, kažkas kiti yra apie juos parašę. Yra renkami žmonių liudijimai apie kandidatą į palaimintuosius ir šventuosius. Visi šitie procesai buvo atlikti ir su Dievo tarno Vincento Borisevičiaus byla, buvo surinkti žmonių liudijimai, kurie yra matę, kurie yra bendravę su juo iš dar prieš eilės metų. Yra surinkti liudijimai iš tų, kurie su juo bendravo ir kurį jį matė. Yra surinkta medžiaga istorikų apie tą kontekstą, kuriame gyveno Dievo tarnas Vincentas Borisevičius. Įvairiausi kiti jo rašytiniai straipsniai, pamokslai jo sakyti ir visa ta medžiaga yra apdorojama, susisteminama, padaroma viskas sistematiškai, sutvarkoma ir pristatoma į šventųjų skelbimo dikasteriją. Labai svarbu, kad pristatant tą medžiagą yra užakcentuoti pagrindinius gyvenimo momentus ir ypatingai, kada kalbame apie Dievo tarną vyskupą Vincentą Borisevičių, labai svarbu užakcentuoti tą paskutinius jo gyvenimo momentus, tą jo kankinystę ir mirtį už viešpatį Jėzų Kristų. Šventųjų skelbimo dikasterija turi įvairiausias normas, taisyklės, kuriomis reikia vadovautis ir jiems labai svarbu, kad būtų išryškinti tam tikri dėsningi, sistemingi dalykai, kad nebūtų, kiekvienas, geras žmogus, kaip sakant, nebūna paskelbtas oficialiai šventuoju ar palaimintuoju. Tad reikia labai tikslingai visas sąlygas išpildyti, įrodyti ir pagrysti, kad vienas ar kitas kandidatas gali būti paskelbtas palaimintu arba šventuoju. Tai šiuo momentu ta stadija Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus yra tokia, kada yra ta medžiaga jau praktiškai maksimaliai susisteminta, maksimaliai viskas yra surašyta taip, kaip priklauso pagal šventųjų skelbimo dikasterijos normas. Tik tiek, kad dar tas procesas po to yra tęsiasi, kada atstovai arba taip vadinami dikasterijos pareigūnai, jie patys dar skaito, jie gilinasi tą informaciją, jiems tas kontekstas mūsų ir Dievo tarno gyventas laikotarpis yra svetimas ir nepažįstamas, dėl to jie turi įvairiausių klausimų, įvairiausių pastebėjimų, dėl to tos bylos truputėlį užtrunka, užsitęsia, bet su Dievo pagalba viskas eina pirmin ir, kaip sakau, tai šita fazė arba stadija, kurią galėtumėm pavadinti, yra, tokiam, sakytumėm, vaizdžiai šnekant finišo tiesiojoje, kada yra maksimaliai baigiama užfiksuoti visą ir susisteminti visą reikalingą informaciją. Kokį poveikį, jūsų nuomonė, beatifikacija galėtų turėti Lietuvos tikintiesiems ir plačiai visuomeniai? Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus pavyzdys yra svarbus ir aktualus, manau, ne tik tikintiesiems kaip katalikams, bet kiekvienam žmogui, ypatingai lietuviui, nes vyskupas Vincentas Borisevičius pergyveno 2 pasaulinius karus, tikrai matė daugybę įvairiausių pervartų, įvairiausių sukrėtimų, įvairiausių sunkumų, įvairiausių išbandymų ir jis niekada nepalūžo, nepasidavė, nes savo viltis buvo sudėjęs į viešpatį Dievą ir, sakytumėm, kaip savo gyvenimo pagrindą ir atskaitos tašką laikė viešpatį Dievu, kas jam suteikė jėgų pereiti visus tos gyvenimo sunkumus ir išbandymus. Mokėti aukotis, mokėti, nepaisant įvairiausių aplinkybių, išlikti visada tiesoje. Tai šitie dalykai, aukojimas, būti visada tiesoje, kovoti už tiesą, nepaisant koks bebūtų kontekstas ar net vaizdžiai šnekant,
jeigu būtų pistoletas pridėtas prie galvos, tai Dievo tarno pavyzdys yra svarbus, pavyzdžiui, kunigams, kada kartais įvairiausių sunkumų ir išbandymų išgriūna, kad reikia nepamiršti savo viltis sudėti viešpatį Dievą, mokėti pasiaukoti dėl Dievo, dėl kitų žmonių. Kiekvienam šeimos vyrui, šeimos moteriai, kurie sukūrė šeimas gyvena, kurių gyvenimuose irgi apstu įvairiausių išbandymų ir sunkumų, jie taip pat gali žvelgti į vyskupo Vincento Borisevičiaus pavyzdį ir semti savo stiprybės, mokėti aukotis, mokėti pasitikėti viešpačiu Dievu ir išlikti visada tiesoje. Jaunimui, kada Dievo tarnas Vincentas Borisevičius labai daug kalbėjo apie jaunimą, labai rūpinosi jaunimo sielovada, kad jauni žmonės užaugtų ir patriotiškais Lietuvą mylinčiais žmonėmis, ir be visa ko tikinčiais ir besimeldžiančiais į viešpatį Dievą žmonėmis. Tad ir jaunimas, kuris susiduria su savo laikmečio išbandymais, sunkumais, net nebijodami gali sakyti ir žvelgti Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus pavyzdį ir prašyti jo užtarimo savo gyvenimo kelionėje, kad jie sugebėtų tinkamai pasiruošti tai misijai, į kurią jos viešpats Dievas yra pakvietęs. Kunigo Donato Liutino žodžiai leidžia naujai pažvelgti į Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus asmenybę, jo tvirtą tikėjimą, viltį ir meilę, liudytas tiek gyvenimu, tiek kankinyste. Dėkoju kunigui Donatui Liutvinui už išsamią informaciją apie beatifikacijos proceso eigą, gilią dvasinę įžvalgą apie Borisevičiaus dorybes ir nuoširdų liudijimą apie šios asmenybės reikšmę šiandienos žmogui. Nors nuo vyskupo Vincento Borisevičiaus laikų prabėgo jau ne viena 10 metų, jo dvasinė laikysena ir šiandien lieka ryški telšių kunigų seminarijoje. Jauni vyrai, pasirinkę kunigystės kelią, vis dar semiasi įkvėpimo iš šio šviesaus tikėjimo liudytojo gyvenimo. Apie tai, kaip Vincento Borisevičiaus palikimas perduodamas šiuolaikiniams seminaristams ir kunigams, kalbamės su kunigu Sauliumi Tomašaičiu. Pagrindinis būdas, tai aišku, kas yra surinkta, kokia medžiaga, kokie išleisti leidiniai, istorija pati, biografija. Tai žinoma, kas labiau domisi, tada ieško daugiau informacijos, bet aišku, kadangi yra užvesta dėl šventumo bylos paskelbimo Vincento Borisevičiaus, tai gal kada bus paskelbtas, tada bus dar daugiau medžiagos atskleista iš tos bylos, bet kas yra dabar surinkta, tai apie tai yra pasakojama klerikams, kunigams ir žinoma, kas yra prieinama, kokia istorija, tai kas nori pažinti, tai domisi ją ir tokiu būdu, aišku, perteikiamas tas Vincento Borisevičiaus pavyzdys. Kaip Borisevičiaus pavyzdys padeda formuoti būsimus kunigus bei jų dvasinę stiprybę ir atsidavimą tarnystei. Tai daugiau žvelgiant į jo patį asmenį, į jo biografiją, nes iš tikrųjų Vincentas Borisevičius tai toks žmogus, kuris visuomet pasilikdavo toje vietoje, kur yra labiausiai reikalingas ir savo pavyzdį parodydavo, kad prasidėjus Pirmam pasauliniam karui jisai rūpinasi pabėgėliais, grįžta vėliau į Lietuvą, gauna paskyrimą Marijampolės gimnazijai, ten darbuojasi kaip kapelionas, pakviestas į Telšių vyskupiją, į seminariją, ateina kaip rektorius ir žinoma, vėliau tapęs kaip vyskupas, visuomet yra tose pareigose, kur yra skiriamas ir čia pasilieka ir daro tai, kas nuo jo priklauso ir kas tuo metu svarbiausia. Tai žmogus, kuris pasiliekantis visuomet
toje vietoje ir parodydamas savo reikalingumą. Kodėl Vincento Borisevičiaus asmenybė turėtų būti svarbi ne tik kunigams, bet ir plačiai visuomeniai? Tai iš tikrųjų labai žmogiškas jo asmuo yra, ne vien tik tai kaip dvasininkas, bet aišku, ir mes kiekvienas galim pasimokyti ir paprasti žmonės, kad atlikti tas pareigas, kurios yra patikėtas savo kasdienėme darbe, daryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Dabar ir čia, nenukeliant kažkur darbų, bet jo pavyzdys kaip tik to mus ir moko ir aišku, likti ištikimam tikėjimui, gėrio idealams ir nepasiduoti blogiui, netgi už tai sumokant savo gyvybės kainą. Kunigas Saulius Tamošaitis priminė, kad vyskupo Vincento Borisevičiaus pavyzdys tai ne tik istorinė atmintis, bet ir gyvas idealas šiandienos kunigams, seminaristams ir kiekvienam sąžiningam žmogui. Jo žodžiai ragina likti ištikimiems savo pašaukimui ir pareigai, net sudėtingiausiamis gyvenimo aplinkybėmis. Nuoširdžiai dėkoju kunigui Sauliui Tamošaičiui už prasmingas įžvalgas, gyvą liudijimą ir šviesią Dievo tarno Vincento Borisevičiaus atminties sklaidą.